Taip, tai sveiki visi, čia ir vėl aš žvejys 50 ir šiandieną mes žvejojom ant ledo. Jau turiu porą pagavęs ir dabar gaunu porą kibimų. Šiaip tai galvojau pafilmuosiu jums, kaip aš žvejoju ir gaudau ant ledo. Radau, aišku, biški širdis perlūžus, nes buvau biški kitoje kėtėj tenai ir kažką tokio didelio buvau užkabinęs, bet nutraukė avižėlę. Tai dabar radau tokį būrį jų ir šiaip tai smagu jas čia labai traukti. Tai va, pafilmuosiu jum, atleiskit už ten pjauna kažkokius medžius. Tai va, aš jums parodysiu ir pagaliau realybės video. Sakiau jum, kad bus. Kas čia buvo, nežinau. Kažkokia rasta, čia kabinasi mane, nelabai suprantu. Jaučiu matailius nuvalgę, nes jau nustoja visai kipt. Bet taip, tai čia, ne. Nu, vienu žodžiu, reikia pasikeisti matailius ir tai jau pats sugrįžti. Tai va, aš jums padėsiu čia. Čia. Ir nuvalysiu aš jums sniegą, kad jūs matytumėt. Ir įmesiu avižėlę, atleiskite, jeigu ne kaip girdžiuos, kažkas pjauna medžius. Ir bandom. Žiūrėkit, kibimas. Nepaskirt. Pajudinam. Op. Labai sunku jos pakirst, matyt, labai mažą avižėlę naudoju. Nes ešeriai nėra per didžiausi. O, kažkas. Turiu. Kuoja. O, pažiūrėkit, antra rūšis šiandienos. Ne, grįžti atgal į eketę. Tokia va. Kuojytė. Labai graži. Antra rūšis šiandien. Va, turiu tiesiog matailius. Paimu ir apie 2-3 matailius uždedu ant avižėlės. Vienas. Du, va taip, va, atrodo avižėlė, neatrodo labai įspūdingai, bet žiauriai gerai veikia. Biški reiks ledą apsivalyti, bet nieko. Ir dabar nuleidžiam, bandom. Meškerė tai labai paprasta, tiesiog bet kurio žvejų parduotuvėj galit rasti. Galit ir paprastą marmaišką naudoti, aš jaučiu, gal netgi reisiu pabandyti. Ir bandom toliau. Tu tiek užmečiau, žiūrėk. Dar vienas ešeriukas. Šiaip tai kibimas labai geras. Gaila, kad jau vėliavėlių negalima naudoti. Tai negaliu skritulių statyti, bet vis tiek smagu. Turiu porą naujų meškerių, kurias dar nesu išbandęs, tai jaučiu reikės nueiti, pabandyti jas išbandyti, bet taip tai smagu. Šita labai jau tokia sena mano meškeriai, įsigyriau naujų marmaiškų, tokių prabangių. Tai dar kokią vieną pagaunu ir einu pasikeis meškerytę. Tai va, bet gylis apie 2-3 metrai. Ir žuvis stovi palei pat dugną.
O, matot? Kažkas tai labai judina. Tvenkinys, kurio žvejoju, tai yra Gaižėnų tvenkinys. Gal kai kurie iš jūsų yra girdėję. Va, nuleidau. O, ir iškart kibimas, žiūrėkit. Turiu. Labai jie visi su tokiais taškiukais, bet kibimas yra. Ir avižėlės spalva, kurią naudoju, tai yra juoda. Man šita avižėlė labai pasiteisinus, nes jinai nėra didelė. Kai kurios avižėlės per didelė, šita tai labai mažytė ir jinai man patinka labai. Bet jau šiandien ją beveik pamečiau. Šitoj netgi eketė. Bet čia yra toks lyg rastas įkritęs, bet čia belė kaip jie kimba, tai net nenoriu eiti čia. Vėl kibimą gavau. Labai greitai čia nuvalgo tos matilius. O, kibimas. Palaukiam, kol paims normaliai. Nuleidžiam vėl pakeliam. Ir palei pat dugną judinu ir O, žiūrėk, ešerys į vaizdą atėjo. Matyt, jau daug jų išgaudžiau ir jau biški tokie jie neprasibaidė, kur tau yra? Atskabino, aiktusa. Čia tai vis tiek ešerys. Kol kas didžiausias, kurį pagavau, tai va toksai. Nedickis, bet turėjau šiandien milžinišką kokį spėjimas apie kilograminį ešerį, bet nutraukė su visą avižėlę. Žiauriai skauda, bet nieko. Va, vėl kibimas. Reikia pasikeisti meškerę, nes labai noriu pabandyti su tokia naujoviška marmyška. Čia tai. Tiesiog. O gal net nekibs ant jos, nes ten bronzinė avižėlė ar auksinė, neprisimenu. Čia tai juoda. Dar kokią vieną patraukiam ir jeigu apstos kibimas, galėsim eiti kitą eketę. O, kibimas. Bet čia jo būrė. Net nešėriau nieko tiesiog čia. Net ir nenoriu šert. Vėl kibimas buvo. O, kibimas. O, kibimas, geras kibimas. Bet tik vienas, nepaima. Padariau kokį 20 ekečių, čia pirma eketė, kurio iš tikrųjų kimba. Bet jau irgi prasivaikė, nes jau prigraudžiau iš tikrųjų daug. Naują rekordą. Galbūt, bet paliksiu čia meškerę. Gal neįtrauks ir vien žodžiu, jeigu kibs, ištraukit, aš to įgrįšiu. Panašu, kad ne iš tikrųjų, arba jau nuvalgė. Bet reikia ištraukti. Jau šita meškerytė tikrai, oi, kas jau šalo. Jau tu kūrimi, Jau šita meškerytė tikrai savo padarė. Labai daug pagavau su jie šiandien. Bent man daug. Oi, tai va, avižėlė. Bet, tai jo, tokią naudoju meškerę dabar. Paprastą marmyšką. Ir dabar naudoju tokią bronzinę su geltonu avižėlę. Ir
Užsidėsiu tiesiog 2 matėlius paprastus ir žiūrėsim, kas čia bus. Užsimečiau ir pabandysiu ant šitos naują įsigijau su labai tokia viršūnėlė ilga. Va tokia va. Norėjau labai ant jos kažką pagauti, labai smagi šitą meškerėlę. Turėčiau pagauti dabar kažką, nes šiaip šitoj kitėlį. Nu va, bandom. Kaip matot, žiauriai persilengus viršūnėlę, nes labai jautri šitą meškerėlę. Nu ir pasižiūrim, ar gausim ant kibimų, ar reikės keistis atgal į aną. O ne, no. Beveik. Bet kibimas tai ant šito žymiai geriau jaučias. Nu, šita viršūnėlė žymiai jautresnė. Yra. Pusė velnio. Šiaip tai šitas išblukęs kažkoks. Anie nebuvo išblukęs, šitas išblukęs. Biškį didesnė avižėlė. Ir tokie ešeriukai. Pasipozuot. Turim šitą gal patrauksiu nuo vaizdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Turim 11 ešeriukų ir 1 koją. Sakyčiau, neblogai visai. Nu, dar vieną. Jau viskas. Baigėsi mano avižėlė. Tai va, tokia ir žvejyba. Jeigu dar kažką pagausiu, tikrai filmuosiu. Bet planuoju pabandyti dar su šita. Ir jeigu man čia toliau tokie mackiai kips, tai smagu. Jeigu nustos kipt, keisim eketę. Ko atrodo tai iš tikrųjų labai prastai, bet veikia tai žiauriai gerai. Nežinau, ar kamera užsifokusavo, bet nieko. Šitom žuvytėm žiauriai patinka ir ką žino, gal pagausim kokį trofėjinį, abejoju. Nes jau šiandien turėjau 1 trofėjinį tikrai, bet neištraukiau. Dar biškį pabandysiu dabar jau normaliai iškelt. Kibimas. Turiu. Širys. Kaip tik išspjovė. Nu va. Mano rankos nėra didelės, bet šitie ešeriukai nėra dideli. Jo, keičiu meškerę čia su šita nieko. Pagavau, pašventinau meškerę su žuvim ir viso. Keičiu atgal į juodą avižėlę, ant jos geriau kibo. Ir su ta meškerė biški smagiau. Ir kaip tik nuvalgė, tai nieko daryti nereikia. Bet va, galit pamatyti, avižėlė va tokia. Ir labai gerai. Ir tada sugrįšiu, jeigu jau visai numirs. Bet panašu, kad dar yra čia tos gyvybės. Tik kad žmonės čia tas ribokas, tai čia toli gražu. Turiu. Čia tai koja turbūt. Ne, širys. Dar nebaigė mano eketė. Vis tolyn ir tolyn. Tai va, jeigu dar žiūrit, jeigu jums patinka tokie video, būtinai paspauskit laiką. Ir subscribinkit, nes tikrai dar bus tokių video. Ir realybės, ir žaidimų. Ir va, žiūrėkit, turiu vėl. Matėte, šitas jau geresnis. Čia jeigu užeina, tai užeina. Ešerių rojus čia. Aišku, norisi ir to didesnio, bet iš tikrųjų gerai, kol kimba, tai gerai. Kai jau visai nustoja, tada liūdna. Tai va, bandom vėl. Ir aišku, jums smagiau, kai kimba, negu kai žiūrėti į nieką ir
nieko nebūtų pagavus. O dabar galite ir jūs matyti. Tai mano viršūnėlė. Ir aš ir jūs. Gal biškį geriau. Vai matysit kiekvieną kibimą. O, kažkas barkšt. Bet čia būrys tai mažiukų, viena koja buvo iš niekur nieko kažkaip. O, nu. Kažkaip įdomiai čia dabar kažkas pajudino. Ar gal net nepajudino, gal čia man vaidenas? O, kažkas bando, bet nepaima normaliai. Не понимаешь. Kažkas bando, bet ir... Turiu. Nu kas čia? Ešerys. Ešerys, žinokite, ešerys, bet jau tokio dydžio. Neįkritos, gal įekite. O Dieve, apsipainiojo viskas. Nu toks jau tokio dydžio. Pirštas mano. Pala, toksai. Kaip aš jums įvaliu. Nu, nedidelis, suprantat tą. Gale video parodys, kiek iš viso aš jų pagavęs. Bet nuvalgė, reikės jau eit matylių dasidėti dėžutę. Jau jeigu net matylius aš baigiu išbaigti, jau čia gera žvejyba. Bet nepavyko. Ir turiu. Atskabino. Bet šiaip tie, kurie atskabina, tai čia žiauriai mažiau, kai gaunas. Bet va... Nu. Turiu. Ešeriukas. Oi, kas čia? Ai, ne. Dieve, koks šitas. Ne, paleidau. Dabar pasakys kitom žuvim, kad aš čia esu. Nu nieko, matėt, skaitus. Ilgesnis video, bet jau kažkas. Nes jau seniai labai buvau įkėlęs realybės video. O, papuf, kaip daužė. Ešerys, šokinėja. Čia ne tas pat. Ne, čia didesnis biški. Nemanau, kad ešeriai tokie. Nu, gal ir yra jie durni, nežinau. Nemanau. Pavogė mano matėlį. Nu, gal nieko. Su vienu pažvėjos. Nežinau, gal jų dėtis daugiau. Gal tada didesnis šansas, kad aš didelį pagaučiau. Nu, bet... Nežinau. Gerai ir taip jaučiu. O, gerai. Kas čia vyksta? Čia yra kažkas? Nesuprantu. Dievo meilės, nebenukrisk. Atleido ir paliko. Jo, turbūt jau čia matylių nebėra. Jo, va, visiškai nušluota. Reikia užsidėti 2 paskutinius matylius, kuriuos turiu. Bet čia pirmas kartas, kada užbaigiau savo dėžutę matylių. Tipo, žiaur.
Bet čia mano laimingoji avižėlė. Anksčiau turėjau laimingąją, tokia žalia, dabar tokia šita juoda. Nu, bandom. Visokius čia galima pravedimus daryti, aš tiesiog tokį paprastą, va tokį cik, universalų. Paimam kamerą. Kadangi biškį jau apsistojo kibimas, metas užpildyti vėl matailių dėžutę, nes visiškai jinai yra tuščia. Ir metas eiti pasiimti pirštinės, nes jau pirštai baigia nušalt. Tad jeigu nieko nebekibs, jūs turbūt daugiau nebematysit, bet jeigu video prasidės, reiškia dar kažką pagavau. Tai va, jeigu čia nebekibs, dar pabandysiu į porą kitų ekečių išsigręžti ir jeigu nieko, tai baigsis tada video. Nu va, šitiek pagavau, viena kuoja dar ir vienas šerys pabėgo. Tai sakyčiau visai sėkmingai, dar biškį pažvejosim, jei kažką pagausim, tai nufilmuosiu, bet dabar reikia visus šitus paleisti ir žiūrėsim. Leidžiame, visi dar gyvi, jam viskas gerai. Jiems reikia biškį atsibust. Paleidžiame. Visi. Kiti ir po porą sekundžių, minučių jie visi atsibus ir neždinsis iš čia. Va, kaip matot, visi gyvi, jam visiems viskas gerai. Tie, kurie rašys komentaruose, čia žuvų žudymas, da, čia nėra žuvų žudymas, jam viskas gerai. Čia tiesiog yra tas pat kaip į vandenį dėt. Tai va, visi nuplaukė, biškį reikėjo jos pajudinti, nu va, viskas gerai.